Kaip tas procesas pats atrodo? Ar toks pat kaip buvo seniau? Tas nuo senovės verpimas. Ratelis tik truputėlį kitaip konstruotas. Būdavo ratas va toks šalia. Jis gabaritai didesni, o čia daug zgrebnesnis. O kodėl toks užsiėmimas? Iš kur pas jūs? Tai nuo senovės, nuo mamos laikų. Tas užsiėmimas toks, kad norim parodyti vaikams, kas senovėje buvo, kokie amatai, kas buvo daroma. Ratelis, matau, nelabai senovinis, ar ne? Ratelis truputėlį perkoreguotas. Jis dabar geriau atrodo. Iš kur tokį gavot, ar patys pasidarėt? Ne, čia yra pirktas. Ar dažnai audžiat, ar dažnai sėdat prie ratelio? Ne dažnai. Dabar tik tiek, kiek parodyti tokiuose sueigose, parodyti vaikams, kaip gaminamas siūlas. Yra šalia avinas, kaip iš avino, žodžiu, nukerpamas vilna, jį kaip čia pasakyti, perdirbim, išvaloma. Išvaloma, iššukuojama ir tada kaip gaunamas siūlas. Čia tokia mano užduotis. Supratau. Bet šiaip savo nesigaminate nieko? Savo rateliu, ką suverpiu, tai kojines, aišku, mesgo. Man labai smagu šiandien matyti, kad šeduviečiai, būdami labai tokie draugiški žmonės, pasikvietė aplinkinius iš Radviliškio, visas tos apskritės rajoną. Negana to, mes iš Pakruojos kaimynus pasikvietėme. Pakrujiečiai labai maloniai atsiliepė į mūsų to pakvietimo, į jų prigužėję tiek pat nemažai. Da man smagiau pasakyti, kad nors aš dabar Šeduvos esu cukeriuks, bet aš gimęs Pakruojo krašte. Tai mano asmenį kaip ir įvyko toks apjungimas tų dviejų rajonų. Tai dabar da tik yra šventės pradžia. Jau iš karto matot, nesusičiaupi iš pasitenkinimą, kaip yra smagu, jau aš garantuots, kad šventė pavykus. Taip jau užrašyk. Šventė buvo gera. Siubuos po mano langu, sena šakota obelis ir jo žiedų malonus kvapas mano bakūžėje pasklis. Ir jo žiedų malonus kvapas mano bakūžėje pasklis. Aš iškaišysiu baltas sienas, rausvai žiedeliais obelų. Ir lauksiu tavęs miela ir tavo skambančių dainų. Ir lauksiu tavęs miela ir tavo skambančių dainų. Žiedeliai obelų, tai tyliai krenta ant šakų. Ateik brangioji čia ir tu, aš tau priskinsiu daug žiedų. Ateik brangioji čia ir tu, aš tau priskinsiu daug žiedų. Siubuos po mano langu, sena šakota obelis ir jo žiedų malonus kvapas mano bakūžėje pasklis. Ir jo žiedų malonus kvapas mano bakūžėje pasklis. Šokiai! Radviliškio ir Pakruojo vietos veiklos grupės turim bendrą projektą teritorinio bendradarbiavimo, kuriame norim pristatyti, išryškinti amatininkus mūsų rajonuose veikiančius, paskatinti juos gaminti, padaryti katalogą iš jų gaminių ir juos pristatyti tiesiog mūsų visuomenė. Kiek šiandien susirinko čia amatininkų? Paprastai tai renginys jau trečias. Pirmas vyko Baisogaloje, antras Pakruojyje, dabar jau Šeduvoje darom.
Tai trečias renginys, kuriame apie 50 amatininkų. Tiek iš Radviliškio, tiek pusė iš Radviliškio, tiek pusė iš Pakruojo. Ir kaip matote, labai įvairūs, labai įdomus amatai ir jie tiesiog demonstruoja, pristato save visuomeniai. Mes labai norim išryškinti tuos amatininkus, kurie nori iš amato pragyventi ar turėti verslą. Tai reiškia, idėja tokia, kad reiškia, juos pristatom, jie parodo, ką moka, jų gaminius sudedami katalogą ir žmonės vartydami katalogą, radę jo kontaktus amatininkų, reiškia, tiesiog kontaktuotų su amatininku ir užsisakytų tą gaminį, kuris klientui yra įdomus. Taip, mes norėjom, kad ištraukti iš kiekvienos kaimo gryčios gražiadarbį, taip sakykim. Jie žino, jie daro tos darbelius, jie moka daryti, bet jiem trūksta tiesiog drąsos išeiti į viešumą arba drąsos parodyti savo gaminį viešumoje. Tai mūsų tikslas toks, per kaimų bendruomenės juos surasti, juos išviešinti ir tai, kad žmogus padrąsėtų reklamuodamas savo gaminį. Pasiilgęs, paprasčiausiai šeimos, namų, aplinkos. Džiaugiamės. Koks buvo įvykis, iš kurį buvo apdovanotas? Kas buvo per situacija? Čia žmogui, vienu žodžiu, teisybės niekas kaip ir nežino, bet mūsų duomenimis buvo širdies smūgis ištiktas. Čia kokia situacija buvo? Čia miego metu. Čia buvo karys? Čia buvo karys, ukrainiečių karys. Čia jūsų buvo grupės? Mūsų grupės, mes kartu gyvenom vienam kambarį su jų. Ir nakties metu, gal apie 12 val. Gal prieš 12, išgirdom, kad žmogus sunkiai kvėpuoja. Galvojom, kad sapnuoja, bandėm pažadinti, bet pasirodė, kad buvo ištiktas širdies smūgių. Ką darėt, kaip elgėmės? Turėjome savo grupėje paramediką. Iškvietėm paramediką, vertėm ant šonų, vienu žodžiu. Darė masažą žmonės, važiavom pasitikti greitosios galbos. Visos lietuvių grupės dėka APMG 5, būtent lietuvių grupės, buvo išgelbėta gyvybė. Jis buvo išgabentas į vietos ligoninę? Į vietos ligoninę, buvo išgabentas vietos ligoninę, vėliau Vokietiją. Ir kaip dabar jo situacija? Kiek žinau, jis ganėtinai gerai jaučiasi. O čia kada buvo pradžioje? Čia gal buvo vidury kažkur misijos. Ar buvo dar kažkokių sudėtingų situacijų tuo metu, kai jūs ten buvote? Tai darbas, pagrindė darbas, karštis, prie kurių reikia priprasti. 45 laipsniai, pavyzdžiui, ir daugiau. Tai pavėsyje, tai dirbant visą dieną ant sraigtasparnio, ant saulės, tai... Koks tas jausmas, kuomet vyras taip toli, neaišku kur, neaišku kaip? Labai sudėtinga pasakyti, tiesiog atrodo, kad praradai vieną šeimos narį tuo metu, kol jo nėra. Sudėtingai pasakyti, nežinau. Ar daug bendravote tuo laikotarpiu, kokiu būdu? Labai. Bendravom į dieną, tiksliau ištisą dieną buvo tas bendravimas ir rytą ir vakarę, nes aš taip pat dirbu toj sistemai, tai mums nesudėtinga buvo skambintis kartu ir kompiuteriu ir visais įmanomais būdais. Taip, kad ir šis. Tėtis nebuvo pusę metų. Sunku buvo, tiesiog buvo sunku vaikams. Niekada negalvojau, kad taip tėčio nebuvimas atsilieps į vaikų elgesį tiesiog. Jiems labai reikėjo to vyro namuose. Tai pusmetį reikėjo ir tėtį ir mamą atstoti. Taip. Tai dar kartą išleistumėt vyrai tokią misiją? Čia tiesiog... Tėvynė pašauks. Taip, čia ne nuo manęs gal priklauso. Sudėtinga būtų, bet manau, kad Alvydai. Visi kartu priimtume sprendimą, čia ne vieno šeimos nario sprendimas. Ir prieš tai išvykstant buvo tariamasi kartu, ar važiuoti ar nevažiuoti, nes turėjom laiko galutiniam atsakymui. Tėvų
lūkesčiai išvažiuojant ir dabar grįžus jie sutapė, ar ne, tos misijos? Pasirodo, kad yra viskas kitaip. Na, taip, bet kokia kita patirtis yra neįkainojama. Ten pamatėm kitą kraštą, kitą kultūrą. Daug sutikom kolegų iš kitų šalių, susipažinom, susidraugavom. Tai yra neįkainojama. Kas labiausiai įstrigo galbūt, ką pirmiausia žmonai pasakoja? Na, tai visai kitokia šalis. Pradėkime nuo to, kad pavasarį naujus metus atšventėm. Ten metai kitaip skaičiuojami yra. Kalba kitokia. Ir Ramadaną mėnuo tiesiog. Ir arbatos gerimo kultūra. Visur, kiekvieną žingsnį visai kitaip. Jau nekalbant apie tiesioginės užduotis, kurias mes ten atlikinėjom. Kaip tas bendravimas su vietiniais, ar labai komplikuota? Jie ne visi ir skaityti, rašyti, sakė, moka, ar ne? Na, su vietiniais mes bendravom nedaug, mes daugiausiai bendraudavom su kariškiais, afganistaniečiais, su vertėjais. Tai jie visi buvo raštingi, apsišvietę, su gerais išsilavinimais. Ir jų požiūris labai geras į ateitį, optimistiškas. Tai visai normaliai. Bent jau aš susidariu įspūdį gerą, kad tikrai toje aplinkoje, kur mes dirbame, tai vietiniai tikrai buvo malonus. Aš nežinau, kaip būtų, jeigu būtume bendravę ten tolimuose kaimuose esančiais gyventojais. Galbūt ten pagal statistiką iš tikrųjų žemas raštingumas, bet manau, kad susidraugautume taip pat. Proga unikaliai, ko gero Radviliškyje, na bent jau aš neatsimenu tokios progos, nes aš čia gimęs augęs ir buvau įpratęs girdėti va šitos varpinės didžiojo varpo skambesį vaikystėje ir dėja 86 berods metais varpas sudužo gaisro metu ir negrįžtamai buvo sugadintas. Ir dabar po tiek metų mūsų parapijos klebonas, monsinjoras Sakavičius, užsiminė kažkada apie tokį slaptą norą, kada nors gal turėti varpų naujų ir taip toliau. Na ir aš pasiūliau surengti akciją, tokį vajų lėšų telkimo ir sukviesti visus radviliškėnus po pasaulio išsibarčiusius, radviliškiečius, kad jie po savo dalelytę suneštų į tą bendrą korį ir mes tikrai galėtume džiaugtis naujais varpais, ko Radviliškis iš ties labai yra išsiilgęs. Varpas tai yra toks didžiulis simbolis, tai yra ir džiaugsmas, ir nelaimė, ir susirinkimas, ir naujiena, ir laisvės simbolis. Ir todėl ateities kartom palikti tokį labai simbolinį tokį daiktą būtų išties labai džiugu ir garbinga. Kaip menininkai gali prisidėti prie tokios akcijos, jeigu ne savo kūrybą, savo balsais. Taigi aš pašnekinau savo profesorių buvusi, profesorių Vladimirą Prudnikovą, profesorę Nijolę Ralytę, kurie buvo mano mokytojai kažkada. Dabar jų klasėje mokosi mano duktė Ieva Juozapaitytė, taip pat Muzikos ir teatro akademijai. Pakalbinau savo žmoną, kuri yra mano kolegė dainininkė Eglė Juozapaitienė, dar porą studentų akademinės muzikos ir jie maloniai sutiko be jokių kalbų atvykti čia į Radviliškį ir pats koncertas bus galbūt jau nebeįprastas klausytojo ausiai, tai bus ne fonograminis, ne koks nors kitaip kokių nors instrumentų lydimas, o tai bus labai toks natūralus klasikinės muzikos koncertas, akompanuojant profesorė Nijolei Ralytei fortepijonui ir mes savo balsais mėginsime užpildyti tą didelės salės erdvę ir padovanoti radviliškiečiams tai, ko mes daugelį metų mokėmės ir besimokom, lietuvių kūrybą, barokas, Mozartas, žinoma, sakralinės muzikos pluoštą. Žodžiu, pasidalinti savo menu ir įnešti tą indėlį, pirmą įnašą į tą bendrą aruodą, iš kurio bus pasisemta varpų gamybai. Aš buvau pakviesta Vytauto atvažiuoti į šį labdaros koncertą, susitikti ir pažiūrėti, kas vyksta Radviliškyje ir kokios gimsta idėjos. Taigi tikrai nuoširdžiai sveikinu ir idėjos autorius, ir šio koncerto organizatorius, nes manau, kad geriausiai suburti žmonės dvasiškai daina, muzika, gerų žodžių, nes aplinkui tikrai turim daug nemalonių kasdienių gyvenimo įvykių, kur norisi
turbūt va taip susibūrus atsipūsti ir pajusti viens kito širdies dūžį, kai po metų pajusime ir išgirsime varpo dūžį. Šiandien Baltų vienybės dieną mes pradėjom bendru Bauskės ir Radviliškio kultūros centro projektu, pagal kurį Radviliškio kultūros centro amatų atidarytas yra Bauskės Vestsalės miestelėje. Šiandien toks pat namelis bus atidarytas Radviliškyje pas mus. Manau, kad tie kultūros židiniai dar labiau suartins tiek lietuvius, tiek latvius. Būtent su Bauskės miestu, ar esate gal draugaujantis miestai? Jo, taip, mes turim pasirašę bendradarbiavimo sutartį ir bendradarbiavimas vyksta ne tik kultūros srity, bet ir sporto, ir jaunimo mainų. Ir kad iš tikrųjų, kadangi yra arti, nuvažiuoti netoli patogu. Tai kaip suprantu, jau šiai dienai tai yra ne pirmas bendras projektas, turite jau daug ko pasidžiaugti, ar ne, bendros draugystės su Bauske? Nu taip, praėjusią savaitgalį buvo veterano krepšinio turnyras, kuriame taip pat dalyvavo Bauskės veterano krepšinio komanda. Daug renginių, jie visada mielai Latviai prisijungia prie bendrų, turi savų idėjų, kurias pasiūlo mums, taip kad manau, kad viskas gražiai klostos.